Tai gerai, mes jau tikrai eteryje ir labai smagu man iš tiesų vėl jūs matyti, ar ne tas pirmas kartas, kai mes susitikom, palikom man tokį didelį įspūdį ir aš dar turbūt iki šios dienos vaikštų su to pirmo karto patyrimu ir kažkokiam tai. Tai nežinau, kiek Eglė, aš galiu jūs pristatyti ir pasakyti, kas esate, ne, kad šešėlio kaučerė, tai toks labai, man atrodo, didelis ir bendras apibūdinimas, bet gal pati apie save gali daugiau papasakoti, bet kas jūs esate, ką užsiimate. Visada čia labai yra įdomus klausimas, nes tiek atrodo perspektyvų gali pasižiūrėti. Tai ta šešėlio kaučerė tiesiog buvo toksai ieškojimas žodžio, kas apibūdintų, ką aš darau. Tarp to tokio kaip ir fizinio praktinio termino ir tarp to, kad kažką žmonėm pasakytų, tai dar nežinau, ar tikrai radau. Oficialiai tai psichodinaminės krypties kaučerė, į tai įeina Jungo teorija psichologinė, įeina dvasingumas, psichosomatika. Kaip žmogus aš dar esu slaugytoja kvalifikuota ir dirbus, ir ligoninėse, ir reanimacijose. Esu edukatorė, su vaikais esu dirbus, netgi esu kvalifikuota laipiojimo instruktorė. Kartais atrodo, kad kolekcionavau gyvenimą, nes netgi esu drambliui esu tvartą padėjus statyti ir teatro būrelius graikų kalbą vedus vienu metu, tai tokių pas mane visokių patirčių įdomių yra. Labai atrodo didelis spektras šitų patirčių. Kai pasižiūriu atgal, atrodo, ką aš veikiau, vieni tenai susikuria stabilumą kažkokio, aš tyrinėjau, kolekcionavau, atrodo, patirtis, įžvalgas, bandymus. O tai kas vis dėlto paskatino nuo vienos pusės prie kitos, nuo tokių labai skirtingų atrodo veiklų, kaip jos atsirado pačios gyvenimo, tokios skirtingos? Man atrodo, kad dabar aš dirbu su pasąmonė. Ir pasąmonė yra tarsi, kaip čia pasakyti, kaip su kompiuteriu dirbi ir yra ten suinstaliuota programa. Ir jeigu ten pradeda tau vis kažką išmetinėti, reikia pasikviesti kompiuteristą, kad jis ten įlystų į tą visą programą ir padarytų, kad tos lentelės ten nemestų kiekvieną kartą. Ar ten išsijungia kamera būna, pavyzdžiui, ten filmuoti. Tada įlenda, sutvarko kažką ir taip atrodo mūsų pasąmonė kažką ten yra priprogramuota ir būna, kad darom pasirinkimus, kurie mums nėra geri. Kažkokias mintis sukam irgi, kurios apsunkina gyvenimą ir man visada buvo toks noras, kaip atskleisti žmogų, kaip atskleisti jo galią, kaip atskleisti. Būdavo tos patirtys jaunystėje gal labai įkvėpė tenai, pavyzdžiui, su turistų būreliu, tiek bendrumo patirtys, tiek kažkokios varžybos, kaip ten įveiki kliūtis, kaip mokaisi. Ir tokios labai stiprus toks, netgi, ką aš galvoju, man svarbiausia, tai toks gyvybingumo patyrimas iš tikrųjų, kad, tu toks gyvas, tu toks įsiliejęs į tą veiklą, į akimirką, į ryšį su žmonėm. Ir atrodė, noriu ir savo, ir kitiem, ir tada ir pats matai, kad kartais labai kankinies ir galvoji, kodėl. Ir matai aplinkui žmonių, kaip pasižiūri, nuo tokių psichologinių dalykų, kaip nuliūdę tenai, ar depresija, ar kažkas, iki visokių ligų, priklausomybių, tiesiog žiūrinu gerai. Kodėl mes negalim to džiaugsmo tiek patirti, kodėl kažkaip, tokių kartais nusiskundimų fone gyvenam, kartais tokio vargo, kodėl viskas sunkiai turi būti. Ir tas įkvėpė ieškoti. Ir aišku, kai aš rinkausi specialybę, tokio dalyko kaip psichodinaminis coachingas nebuvo, coachingo irgi nebuvo. Iš tikrųjų, prisipažinsiu, psichologiją studijavau 7 mėnesius ir tada ten susidėjo tokį daug labai iš pradžių teorijos ir neįsivaizdavau savęs tiesiog kabinete sėdint, kalbantis. Ir aišku, manau, kitas dalykas, man reikėjo tų patirčių. Man pačią save pažinti reikėjo, man gyvenimą pažinti reikėjo. Ir tada būdavo toksai, kaip čia pasakyti, supratau, kad aš savo tiesos nepažįstu, savęs nejaučiu. Buvo toks supratimas jaunystėje augant, kaip jie turi nuomonę, iš kur jie turi nuomonę. Nes aš pagalvodavau, kaip man reikia mąstyti, kaip aš čia turėčiau jaustis, ką aš turėčiau sakyti. Ir viskas atrodo, į mane tik iš išorės įeidavo ir aš toks kaip, robotukas vos ne.
ir atsikasti, ką aš jaučiu, ką aš galvoju, kas man patinka, kas nepatinka. Ir per kontrastą atrandi, kad šitas patinka, šitas nepatinka. Aha, šitas suveikia, šitas nesuveikia. Tai daug reikėjo tokių pereiti žingsnelių, kur galvoju, aha, man patiko, bet aš radau tą gyvybingumą, galią gamtoje su turistais, gerai, aš važiuoju studijuoti patyriminio ugdymo gamtoje. Tada teorija viskas sueina labai fainai, su dėstytojais puikiai sutariu, praktika, ne tas, visai kas kita tenai tiesiog kaip mokykla, tik tai gamtoje padaryta. Tada, gerai, aš myliu žmonės, aš noriu rūpintis ir kartais būna, kai žmogus jau ligoninėje, atrodo, tas langelis atsiveria, kai jie supranta, kad gal aš kažką ne taip gyvenime padariau, gal man čia reikia truputį keistis ar kažką, galvoju, o čia padėsiu ir gal vat keisis per tą. Man toks giluminio pokyčio norėjosi ir taip galvoju, taip, nueini tenai pamatai, kad ne, žmonės tiesiog nori simptomų nejausti ir toliau gyventi kaip gyveno. Ir aišku, čia einu, tada čia pabandžiau šitoj palatoj, tada tam skyriui, tada reanimacijoj, tada kažkur va tokiu ieškojimo keliu ir vis tame daugiau atmetime, kad ne mano, atsiranda gerai, o kas mano, kaip man save jausti, kaip man save girdėti. Ir aš kaip mokiausi psichodinaminį coachingą, man tokia nuostaba buvo, kad aš nesikirtau nei su teorija, nei su praktika, nei su dėstytoja, kad kažkaip jau, nes anksčiau būdavo, kad ten slaugoj daug kas, kodėl čia tokia tvarka ligoniniai, kaip čia taip galima daryti, ten su vaikais centruosiu, tai kodėl jūs jiems daugiau laisvės neleidžiat. Ir tiesiog, man atrodo, vieni žmonės save gal iš pradžių gerai jaučia, o kiti mes taip nutolstam nuo to savo esmės ir aš taip gana gal agresyviai, intensyviai jos ieškoju. Aš teisingai suprantu, kad ta priežastis tų ieškojimų buvo tokie vidiniai klausimai ir noras tos klausimus atsakyti, kad lygis skamba taip, kad ne motyvas pirmiausia kažkam padėti, bet pirmiausia atsakyti savo į klausimus. Taip, buvo iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, ir atsakyti klausimus, o klausimai dažnai kyla iš skausmų. Kas čia negerai, kodėl man negerai. Ir tada vienas iš tokių atsakymų, aišku, buvo, kaip sako, tai būna čia tokių patarimų, kaip išspręsti didelės psichologinės problemas, tai tu padėk kitais rūpintis. Ir aš galvoju, mes reanimacijoje nei vienam nesakėm, kad tu pasirūpink kitaip ir tu pasveiksi. Ir aš daug tokių patarimų ant savęs išbandžiau savo kailiu, kur tenai būdavo aš tiesiog nepainu nusidirbusi ligoninėse, ten 12-24 valandų pamainas ir atrodo, o žiūrėk, kokia šaunuolė, aš visą save atidaviau, aš pasiaukojau ir reikėjo po to daug laiko pripažinti, kad, žiūrėk, ne apie tai gyvenimas, kad gyvenimas apie gerą savijautą, o ne, kad jaustis tokia, manau, kad tarp moterų gana paplitęs yra dalykas, kad aš čia dėl visų nusikankinau, tai aš jau dabar vertinga, aš jau dabar gera. Yra, aišku, kitas dalykas, yra tas noras padėti, kartais kaip tas net, vaikiškas, man atrodo, dauguma pas mūsų, kai tau kaifas, man atrodo, vienas iš tų esminių žmogaus poreikių būti naudingam, rasti savo vietą. Ir man tas labai įkvėpė, nors kai aš dar mokinausi, baiginėjau mokyklą, tai buvo visi eikit studijuoti ekonomiką. Ir tada bus geras gyvenimas. Dabar jau pradeda kalbėti, kad atrask savo sritį. Ir man atrodė tas pašaukimas, bus gerai ir aišku, daug tokių aš patyrinėjau, kur sakydavo, žiūrėk, atras savo pašaukimą ir jau gyvenimas bus jau toks lengvas, nedirbsi, nieko nebus. Aš dabar pasakysiu, atrandi pašaukimą, dirbi ir kartais sunkiai, ir kartais kankiniesi, bet tu prasme. Tai kad, nereikia klausti, tai ko aš čia kankinuosi. Atsimenu, visai čia prasmė, visai gerai. Tai aš tiesiog ieškau tų išeičių ir daug ką, kiti sako, čia tą gal reiktų padaryti, gal aną. Aš ir darydavau iki maksimumo, kol aš pasakydavau savo, faktiškai neveikia, galim prie kito išeiti, pereiti bandymo. Tai aš galvoju, netgi šiaip kiek aš žinau apie tą Jungo teoriją ir galvoju, Jungas, psichodinaminė, ten pasąmonė, archetipai, kolektyvinė pasąmonė ir coachingas. Tokie irgi kraštutinumai, man atrodo, lyg tai popane ir ta tokia gelmių, ar ne, gal netgi vadinama Jungo psichologija, visa ta kryptis. Dar pasakykit gelmių ir kokia kita?
Gelmių, man atrodo. Gelmių psichologija, tas popsas, daugiau dabar turbūt laikoma, kas yra popsas, coachingas, tas toks skambus žodis apie sprendimus ir kažkokį tokį greitą rezultatą. Kaip čia tas sudera iš vis? Va čia yra, kaip čia pasakyti, aš už paradoksai. Tai man gyvenime yra, kur yra paradoksai, ten man įdomu, ten aš einu. Ir būdavo tokie, pamiršau žodį, kaip versti, visada, kai daug kokio nors dalyko mokintis, ar slaugoj, ar patyriminio ugdymo gamtoje, tenai būdavo tokie priešingi, dievuliau, užkrito žodis, kur yra ir viena nuomonė, ir priešingai, ir nėra konkretaus atsakymo, kažkas nesueina, kaip čia pasakyti, tie kvestionuotini dalykai, kodėl taip ir ne kitaip, vieni sako padeda, kiti blogai, ir aš visada susirasdavau knygą apie tuos dalykus, tiem, kur kažkokias, ir iš tikrųjų taip, tai yra labai atrodo nesuderinami dalykai, ir iš tikrųjų tas psichodinaminis coachingas iš savęs truputėlį prieštarauja coachingui, nes coachingo toks, man atrodo, labai gal pirminis supratimas yra išsikeliam tikslą, nusistatom veiksmus, atliekam, žiūrim, pavyksta, nepavyksta ir judam link to. O su psichodinaminiu coachingu mes išsikeliam tikslą, tada žiūrim, kokios tenai aplinky emocijos, mintys, situacijos pajautimai. Ir čia toksai įsikelia, aišku, yra ten pamokymai, kaip ką, bet labai klausai intuicijos, per kur pas tą žmogų lysti, kur. Ir tada eina praktika su pasąmonė, tiesiog tą loginį mąstymą nutildi, tą tokį išmoktą protą ir įsiklausyti į pajautimus, įsiklausyti į intuiciją, įsiklausyti netgi, kai su psichosomatika dirbi, tai tas toksai ten prisiliečia prie tų senųjų smegenų roplio truputį, kur tie procesai kažkaip, yra ten mokslininkai, kurie ir pradininkai, kurie užsiema to aiškinimosi, kas vyksta, aš matau, kad vyksta, praktikuoju ir tada labai įdomu visada podcastų kokių paklausyti, pasidomėti, ką ten mokslas jau atrado, kur suvedė, labai įdomu. Tai jūs visiškai teisi, kad čia tokie ne visiškai suderinami dalykai, nėra aišku ir iš tikrųjų man yra labai sunku prisistatyti, nes nei psichodinaminis, nei coachingas niekam nieko dažniausiai nepasako. Jeigu sakau emocijos, pasąmonė jau daugiau, jeigu sakai, kad kur užstrigė ir tada konkrečios problemos prasideda, kad man, pavyzdžiui, labai nemažai teko ir man labai patinka dirbti, kur žmogui nepavyksta išsakyti kažko. Ar ribos nubrėžti, ar kažko neigiamo pasakyti, ar tiesos pasakyti. Ir tas būna vieniem ten prieš auditoriją, kalbant, gerklę užspaudžia, raudonis išmuša, rakina ir padirbi ir žiūri, jeigu matai tą žmogų, kartais būna viešoj ten erdvėj, socialinėje erdvėj, matau, kai pradeda kalbėti, tai pats dar žiūri, oho, man čia taip dar pasimokyti reikia, arba kas nors sako, žiūrėk, po 60 metų pirmą kartą sesiai paprieštaravau. Tai tokia ta psichosomatika būna, jinai stabdo. Yra tie, kaip čia pasakyti, perėjai tą pasąmoninę kontrolę, ten suinstaliuota. Ir man tas yra labai įdomu, bet kaip tą iš tikrųjų perteikti tam sampratai, tokiai visuomenės kasdienybei, nėra suprantama ir netgi tam coachingė čia toksai truputį į šoną išlipęs. Iš tikrųjų, šitą akademiją, kurią aš baigiau, yra sukūrus psichologė, aš pati su psichologė, kuria dirbu, jinai irgi yra coacherė, tai tokie, kažkoks persidengimas ir yra psichologinio coachingo asociacija, aišku, tai yra visai kas kita ir toksai kaip, pirma mano sesija, kai kas sako pas tave, kaip angliškai yra, sako talk therapy, tai kalbėjimasis. Sakau, pirma sesija taip, antra sesija, kai jau ten gerai, užsimerkit, sėskit tenai, dabar tą klausykit, tą jauskit, ten sakykit, tada jau matosi, kad truputį tas per tokį savotišką veiksmą, kad gerai, aha, tai man čia pasakoja apie šitą situaciją, apie tą skausmą, apie tą emociją. Tai gerai, sėdam ir jaučiam tą emociją dabar ir būnam su ja. Aha, arba iš viso kartais būna ateina toks, pasakoja žmogus, kaip man sunku, kaip niekam energijos neturiu, kaip viskas pradedu sustoja. Ir taip
nei nuo to nesinori pradėti, nei nuo ateina mintis. Gerai, sakau, sėdam tavo vyriškumą patyrinėkime. Ir per tą rezultatai po to būna kartais, kad ir savaitės bėgi gauni žinutę, klausyk, žinok, darau ir nuovargio nejaučiu. Vat tokių, aišku, man yra toksai, labai smagu, kai padirbom ir pokytis yra. Bet kita vertus, visada man primena irgi mano vadovė, tu nepasimauk, tu ne dėl pokyčio dirbi, tu neini į pasąmonę, kad ten kažką kaip atjungt, pajungt, tu eini įsiklausyt, išgirs, pajaus, supras, duot vietos ir laiko tam gijimui, pokyčiam, ne kažkokį tenai įeit ir ten atras mygtuką paspaust, tep-lep, nors aišku, šitoj visuomeniai apskritai kaip žmonės mes norim tų čia dabar greitai, lengvai, paprastai, o visko būna. Daug man čia dabar labai kilo minčių, ką pasakėte, aš galvoju, tai kas, nes galvoju apie savo, kur aš mokausi, tai mintis lyg tai toks svarbiausias dalykas, o kas darbė su pasąmonė yra tas, nežinau, pagrindinis ar svarbiausias dalykas, man lyg girdėjus, kad tai yra emocija. Bet... Va čia gaila neturiu aš paveiksliuko, bet jūs žinot, yra smegenų žievė, ta, kur tenai mūsų loginis mąstymas, mūsų impulsų kontrolė, mūsų realiai asmenybė daugiau mažiau suinstaliuota. Tada yra emociniai centrai tenai giliau smegenyse ir dar yra smegenų kamienas, ten tos roplios smegenys, kurios atsakingos už mūsų realiai kvėpavimą, širdies plakimą. Ir yra tos išgyvenimo reakcijos, visi instinktai bėgti, pulti, slėptis, jie tose roplios smegenyse suinstaliuoti. Tada emocinės smegenys, kai mūsų užvaldo emocijos ir ten gali prisakyti, pridaryti, būna žmonėm nusipirkti kažko. Ir yra loginės smegenys, kur, atsisėdi, pasižiūri ir daug kas pradeda darbą su žmogaus visumą nuo tų minčių, nuo loginio mąstymo. O psichodinaminis coachingas jis eina į emocijas ir eina truputį netgi į tas kaip ir vos ne roplio smegenis, nes kaip kitaip aiškinu, pavyzdžiui, su viena moterim dirbom, ją raudonis mušė, viešai kalbant. Ir padirbėjus sakė, dar truputį mušė, bet jinai visiškai kitaip jautėsi per sesiją, nes įeina į tą psichosomatinis darbas, tai dirba ir su kūno atsaku. Nes turbūt pastebit, kad yra kažkiek, ką su valia gali padaryti, ką su tokiu nuolatiniu darbu ir yra vieta, kur žmogus nepraeina. Pavyzdžiui, kai kam yra tikrai, kad reikia skambutį padaryti, kažkur, tarkim, paklausti, gavau darbą, negavau. Žmogus gali pusę dienos vaikščiot, kankintis, susisukti kažką, kai jam reikėjo. Per 10 minučių galėjo ir pavaikščiot 15 kartų po kambarį ir paskambinti. Ir išgirsti atsakymą, ir apsidžiaugti, ar nuliūdėti, ir apsiraminti. Tai eina tas, kur, nesupranti, arba iš tikrųjų kartais būna, aš prisipažinsiu, kai man kokie nors žmonės, kai darom tą pirminį susitikimą ir aš pasiklausiu, ar jūs jau sprendėt kažkaip problemą ir jeigu man sako, aš čia jau su terapeutu dirbu, man ten tas išaiškėjo, po truputį pradėjo pokyčiai darytis, aš jau galvoju, labai gerai, čia jau pliusas, kad mes kažką pasieksim, tai tas yra, kad truputį kitaip pradedam ir nėra iš tikrųjų, kaip sako, man kaip vadovė mus sako, čia iš apačios į viršų eina, o kitas iš viršaus į apačią, iš to sąmoningo proto į emocijas, į pasąmonę. Tai mes taip einam per vidurį arba nuo apačios. Aišku, yra tokie dalykai, kad tada eini, kad žiūrėk, čia kažką suvokiam, reikia kasdieną pokytį kažkokį irgi daryti. Tu pats skirk 5 minutės tam, ar atsisėsk išrašy kažką. Tiesiog, nes kartais būna, atrodo, kažkas atsileidžia viduj ir gali kažką pradėti judėti, bet kartais pokytis pasijaučia tikras, po 3 mėnesių, po 6 mėnesių turi integruotis tie pokyčiai, tos dalys visos. Aš dabar, kai klausau ir to, ką prieš tai klausiau, ar ne, čia ta klasikinė psichologija, čia ta naujoji kryptis ir gal ne visai psichologijos, ne tos populiariosios psichologijos. Ir čia galvoju, turbūt išlenda tas mano vidinis kritikas ir kažkoks vidinis balselis, ar ne, ir gal irgi patirtis mano kažkokia, ar ne, toks kritiškumas. Ir galvoju, kad
Labai daug, ar neatsidarius Facebooką, ar ten bet kokį kitą socialinį tinklą, srautai tiesiog eina galimybių savo padėti, atrasti, tobulėti ir daug ką padaryti ne su savim. Ir galvoju, kiek čia tam ir psichodinaminiam tam coachingė, tos atsakomybės specialistas prisima, kiek jis dalinasi su žmogum, su klientu. Ir vis dėlto, ar galima ten kažką tai atrasti tokio, kas vis dėlto žmogui bus per daug, ne? Nes, kad ir aš savo darbę dirbant, ar ne, galvoju, kad nėra galbūt kažkokių tam tokių labai didelių ar pavojingų dalykų, bet galvoju, o pasirodo, kad galbūt visai yra kitaip ir išlenda iš tiesų tokie skausmingi dalykai, skausmingos patirtis, su kuriomis žmogui kartais tampa iš tiesų labai sudėtinga būti. Bet galvoju iš tos, nežinau, ar atsakomybės, kiek tas instrumentas, įrankis, šitas būdas yra tam tikra prasme saugus, o jeigu kažkas iš tos pasąmonės ten jau tokio išlis, kažką ištrauksim, kaip su tuo žmogui po to būti? Tai čia šitas klausimas yra svarbus ir iš tikrųjų, kai slaugytoja mokiausi dirbti, irgi labai buvo tas jausmas, kad gerai, mano rankose žmogaus gyvybė, o ką jeigu ne taip padarysi, o kas kur kažkaip. Tai kažkiek, aš tą tokį dalinai diapazoną savo išsididinau, kad aš galiu išbūti toj rizikoje, kad, visko gali būti, nes iš tikrųjų, mes nežinom nieko gyvenime, kas bus, mes iki galo nežinom nei kas išoriai gali nutikti, nei kas mums viduj gali nutikti. Retai, aišku, tai būna, kad nieko, bet kaip, nežinau, ar naudoja trigerius tokį dalyką, kad atrodo žmogus, nežinia iš kur kažkas kažką pasakė, visiems mažytė reakcija, o vienas ten, vos neplėšytis pradeda ir pasakysiu taip, kad ligoniniai dirbant, ypač reanimacijoje, kardiologiniuose skyriuose būna tokie dalykai, kai suleidžia vaistų ir galbūt, tiksliai nežinau, galbūt yra kažkokia ar alkoholio, ar narkotinių medžiagų vartojimo istorija, tiesiog kaip pseudo asmenybės iš ten. Žmogus pasidaro, pavyzdžiui, kuris kalbėjo angliškai laisvai, persimeta į savo dialektą kitos kalbos užsienį dirbant, nesusikalbi su juo, jiem haliucinacijos, jie mato dalį realaus vaizdo, dalį nerealaus. Ir tada pamatai, taip, pasąmoniai ten visokių dalykų yra. Tiesiog, kaip čia pasakyti, žmogus palatoj gulėdo 3 paras, 4 parą jam užeina kažkas pasidaro agresyvus, atrodo iš nieko. Tai šitas yra potencialas ir yra tokie dalykai. Vienas dalykas yra tas susipažinimo skambutis, kuriame vertinu problemą ir kad tai nėra krizinė situacija, visada vertini. Tada vertini, kad, jeigu kažkas ateina ir sakytų, man čia kažkokia labai gili depresija, tai tiesiog nukreipi, žiūrėkit, aš galiu rekomenduoti šitą psichologą, gal jums pas šeimos gydytoją, gal jums pas psichiatrą reiktų. Jeigu ateina kažkas, pavyzdžiui, žmogus sako, pas mane yra nerimas, aš tą darau, bet aš jau einu pas daktarą, aš jau vaistus turiu, tai gerai, aš tada einu, kaip mes dirbam iš emocinės pusės su emocija, bet ne kaip su sutrikimu, ne kaip su diagnoze. Kitas dalykas, yra dalis tokio pasitikėjimo manyje, kad pasąmonė turi savo saugiklius. Kad jinai neišleidžia žmogui kažko, ko, nebent per prievartą nelauk. Nėra, kad lendi ten kažkur, kur jeigu ateina, žmogus apie kažką kalba. Nėra, kad ne, man apie šitą, sakyk, man ten tas. Sakai, gal pakalbam apie tą, kaip tau nori. Ne, šitą neliečiam, gerai. Aišku, yra tokių dalykų, kad man yra parašę, žiūrėk, aš ten po sesijos pasijaučiau, man tas prisiminimas iškilo, man ten sunku pasidarė, aš ten gulėjau, tą techniką, nusiraminau, bet man kažkaip tas prisiminimas su manim būna. Tai aš išsiunčiu, pavyzdžiui, klausimų dalį, sakau, atsisėsk, jie labai paprasti gana, ką jaučiu, kur jaučiu kūne. Tenai tiesiog tikrai pabūti su ta emocija ir jeigu ką, sakau, rašyk. Ir tada gerai, viskas praėjo ir viskas išsisprendė. Tai tiesiog man atrodo, kad dalinai yra toksai, kad jeigu jau kažkas kyla, jeigu žmogui problema kyla, jisai paprastai ir kažkiek resursų turi, jeigu nėra tokia kritinė situacija, jeigu nėra
labai sunku ir yra paprastai klausimai, va, ar turėsi laiko skirti tam, nes jeigu žmogus sako, nu aš absoliučiai nieko nespėju, tai ar tu turėsi laiko skirti, nes aš sakau, gali būti pavargus po sesijos ar pavargęs, gali būti tenai, gali kilti emocijos, tai kažkiek ir tada aišku kitas dalykas būtų nukreipti, jeigu matom, kad ten kažkas kyla, kur nesusitvarkys, kad labai stipru, bet paprastai būna, kas iškyla dažniausiai sesijoje, išsisprendžia, būna verkia žmonės, būna labai stipres emocijas patiria ir čia vat jau tas eina, kad nu aš su savo emocijomis, su išmokus būti, netgi pasakysiu, ta darbas reanimacijoje kaip treniruotė gera būdavo, nes tenai, nu, tokia intensyvi situacija, turi ir savo emociją žiūrėti, turi ir ligonio emociją žiūrėti, turi ir komandą stebėti, kad ten kažkaip, nu, visiems gerai būtų. Tai yra ta rizika, kaip čia pasakyti, rizika yra ir yra, kaip patarimas sako, nu, turėkit telefonus tos skubios pagalbos tenai, kur naktį žmogus galėtų paskambinti ar dar kažką, jeigu kažkokios mintys kyla, pavyzdžiui, ar apie savižudybę, ar apie kažką, kad tiesiog nukreipti, taip, yra ribos, kad čia coachingas, čia nėra terapija, čia nėra gydymas. Ir va tas skambutis stebi tą žmogų, žiūri, apsitari, kokias mes problemas spręsim, kad nėra tas, kad, nu, oi, aš čia nesusitvarkau, neatsikeliu iš lovos, tai ne mano. Kitas dalykas, žiūrėti, ar žmogus, nu, va, nori dirbti su pasąmonė, nes aš pastebėjau, čia aišku per patirtį truputį, jeigu norisi tik rezultato, tik pokyčio, tada vat, būtent šitas metodas nelabai padės, nes šį procesą turi būti į savo pautimus. Jeigu žmogus sako, aš noriu geriau save suprasti ir man šita problema yra. Aš noriu gal save pamilti, aš čia matau, kad aš taip darau, ar man atrodo tokie įsitikinimai pas mane tie, man tada jau tokie kaip signalai, aha, šitas žmogus jaučia, jau kažką pasieksim, nes yra toksai, aš manau, nėra blogai, kad yra daug metodų, nes kiekvienas žmogus truputėlį skirtingas, yra asmenybės skirtingos, tas pats metodas su vienu praktiku gali suveikti, su kitu praktiku gali būti, kad, nu, nesigauna. Aišku, vėlgi yra tas, ar kiekvienas teisingas, tas klausimas, skeptiškumas ar kritiškumas, kaip įvardinot, jo reikia, jisai yra būtinas. Ir reikia stebėti gerai, ar veikia, ar neveikia man, ar yra nauda ir daugumą atvejų būna pokytis, nes, kaip čia pasakyti, kaip su pasąmonė dirbi, tai kartais ne visada, aišku, ten yra, nėra, bet būna labai įdomu, kartais būna kokia sesija, viena kita būna, kad čia kažką atkapstėm, čia jau keisis. Nu taip galvoju, man įdomu ir dažnai būna dar prieš kitą sesiją gaunu žinutę, kad čia kažkas pasikeitė, nu va tą įveikiau, tas pavydėjau. Būna kitais kartais paklausiu gale sesijos, sakau, o kaip dėl to, kur praeitą kartą? Ai, tai ten viskas gerai, ten išsisprendė, ten taip. Ir tas, kad kai žmogus grįžta į savo natūralią būseną, jisai nepuola dažnai sakyti, kad man čia, nu jo, mane anksčiau nervindavo, erzinosi, dabar aš atsipalaidausiu, tai ką man čia tau pasako, čia viskas. Lyg savaime suprantama, ne? Taip, nu jeigu jis grįžta į savo normalų, nu tai. Tai tas, bet kaip čia, nu va tas kritiškumas jis būtinas ir savo atsirenkant ir vertinant, kiek metodas veikia ir taip. Bet aš galvoju, va ta pasąmonė toks, bent jau man toks labai paslaptingas dalykas ir va jeigu aš irgi kažkur pasiskaitau, jeigu atrasti, kas ten toj pasąmonė yra, tai žodžiu, kažkas jau ten labai kardinaliai pasikeis, ne? Ir aš galvoju, kas ten žino, kas ten toj pasąmonė yra, ne? Tai nežinau, ar teoriškai, ar praktiškai, bet net ir skaitydama šiandienos to mūsų susitikimo pavadinimą, galvoju, tai kokios ten dalys, kas ten yra ir kas yra tas šešėlis, kas ten slepiasi. Gerai, aš pasakysiu, gal net po mūsų susitikimo aš prisiminiau, kaip aš universitete, man atrodo, irgi turėjau schemą, tenai neatsimenu, gal ir Jungo ID tenai, nu kaip ego, šešėlis,
pasąmonė, kolektyvinė pasąmonė ir aš ten mokinausi kažkokiam atsiskaitimui, nu, kad va čia ten tas yra, ten tas ir man tas nieko nesakė iš tikrųjų. Ir buvo kažkur netgi vienu metu mano gana irgi labai, nu, net nežinau, ar irgi, bet toks ganėtinai loginis buvo mąstymas ir aš jausmų savo, dabar sakyčiau, buvau užspaudus, tada atrodė, kad jų nėra. Ir iš tikrųjų aš mokinausi specialiai ilgą laiką, nu, vat, stebėjau kitus žmonės, kaip čia jausti, kaip čia kurti ryšį, kaip čia, ir vėliau supratau, kad, nu, net ne tai, kad, nu, aš neturėjau, pas mane nebuvo suinstaliuota, nu, pas mane buvo užblokuota tiesiog, kad, nu, per sunku, per baisu buvo didelius jausmus, kaip vaikui jausti, jie buvo labai dideli ir jie tada tarsi išstumiami. Ir va čia vėlgi prasideda truputį žodžiai, prasideda truputį savokos, tai tas šešėlis yra tos dalys asmenybės, tos emocijos, kurių buvo per daug mums aplinkai, kurie tokį kaip ir nesaugumą kėlė. Tai tarkim, ir tenai yra tos tradiciškai nepriimtinos savybės, kur, pavyzdžiui, didelė agresija. Ar tenai, nu, toks maivimasis, pavydas stiprus, gobšumas, kaip vadinas, nu, noriu visko, man duokit ir taip toliau, ar tenai, žiūrėkit, aš iš visų gražiausia. Ir būna, nu, vaikas, pavyzdžiui, kokiam jam pasako, nu, baigtų čia maivytis, baigtų čia rodytis, baigtų čia mušti visus. Ir dažniausiai, nu, ant tie kelia tą, kad gerai, jisai, tarkim, nusiramina ir vėliau lyg ir viskas gerai, bet vat, gyvenime gali būti ta viduramžio krizė, kokie 30-35 metai, nu vat kažko trūksta. Turi ir darbą, turi mašiną, tarkim, namą, butą, šeimą turi, o viduj tuščia. Ir aišku, dalis tada eina gerai, naujesnė mašina, naujesnė moterį, tarkim, nu aš čia taip šablonais kalbu, o gali būti, kad vat, išstumta ta agresija. Ir ta agresija yra gana kertinė asmenybės dalis. Ir viena vertus žmogui tarsi trūksta to, kita vertus ta agresija gali reikštis tokiais, nu, nemaloniais būdais. Nu, kažką ten kritikuoja kolegas darbę, kabinėsi prie žmonos ten, tarkim, lygioj vietoj. Ir čia aš vyrą panaudoju, bet lygiai taip pat moterį daugybė yra variantų. Ir, pavyzdžiui, jeigu ten tas žmogus imtų dirbti, jeigu atrastų, kad, va, nu, yra agresija, yra energija, reikia išraiškos tam, tai jis gal pradėtų kokį regbį sportuoti, galbūt kažkokį pereitų į specialybę, kur agresija tinka, tam tikriem gal advokatam ten tokios, nu, suvaldytos, bet reikia, kad aš čia kovosiu, aš apginsiu, nu, vat, į specialybę, nes gal kažkur dirba, kur kaip tik kliento aptarnavimą, kur reikia visada švelniai, maloniai. Ir aš toksai, iš tikrųjų, su tom asmenybės dalim, taip kaip dirba su psichodinaminiam technikom, kurio aš dirbu, gaunasi labai įdomi, toks naratyvas gaunasi, tarsi pasakojimas ir aš galiu tokį pavyzdį pasakyti vieną. Pavyzdžiui, čia prieš porą savaičių turėjau užsiėmimą, kur psichosomatinė technika kalbėjom, nu net nekalbėjom, praktikavom su grupe, kaip jaustis patogiai savo kūne, kalbant viešai, kalbant su klientais, siūlant savo prekes. Ir iš vakaro aš jaučiu, kaip man pilvą pradeda, nu aš tiesiog toks jausmas, sakyčiau, kad vatos. Visą pilvą pripildo žarnyną vatos, net atrodo per gerklę lenda, negaliu nieko valgyti, energijos niekam neturiu, gerai, einu į dušą, pabūsiu ramiai praeis. O prieš daug metų, nu, vat, būdavo, kai pradėjau dirbti slaugytoją, nu, nuo to streso, mane taip surakinto, aš nuo lovos atsikelt negalėdavau, man kvėpuot būdavo nuo šito jausmo. Kol man ten tam tikrais pratimais išsitampiau, išsikvėpavau, nu, labai ilgą laiką dar ten atsistatinėjau. Ir aš galvoju, nu tai tokios mintys, kaip aš rytoj pasakosiu, kaip jaustis patogiai savo kūne, jeigu aš negaliu dabar nueiti pavalgyti, aš negaliu ruoštis, aš galvoju, gerai, vakarą turiu, aš pasiruošiu, ką aš ten pristatymę sakysiu, kaip kalbėsiu. Ir aš tada, kai man jau niekas nesuveikia, nei ten gerai šitų lašiukų išgeriam, čia tas anas ir neinam. Aš galvoju, nu gerai, nu einam, darom savo metodą ir yra tas tam tikras metodas, darbas su dalimis, angliškai vadinasi, aš savo praktikoje tam tikrą jo kaip variaciją naudoju, bet su savimi aš naudoju tokį, kad aš paprašau sąmonės dalį, va tą kažkokį aspektą kalbėti per mano sąmonę.
duodu leidimą ir iš šono atrodo labai keistai ir skamba turbūt labai keistai, bet duodi klausimus ir tiesiog leidi atsakyti. Ir kartais girdžiu, kaip mano balsas pasikeičia. Nu, su viena dalim kalbėjausi, tai klausiu, nu tai kas tu esi, ką tu darai, kaip tu jauties. Nu tai aš nelabai čia gerai jaučiuosi, tai vat kažkokia kitokia. O tai kiek tau metų? Man tai 4. Nu, vat, tokių labai įdomių momentų, kur, kaip čia pasakyti, nu, iš tikrųjų, aš gerai dvasingumą įlinksiu, į tas meditacijas, į maldą, į tuos tyrinėjimus, į vat, įvairius, kaip čia pasakyti, nu, kaip sakau, įvairius ten gyvenime patirtis ėjau. Tai man tas atrodo dabar, aha, čia kitas įdomus dalykas gyvenime. Nėra taip, kad, o Dieve, ką tu čia darai, nors iš šono atrodo labai keista. Ir aš pradėjau su ta dalim kalbėti ir jinai pradėjo man tas kaip kritikas varyti. Tu čia nieko nesugebi, pažiūrėk, tu nepasiruoši, iš viskam tu čia susiplanavai dabar sakyti, tau ten kitų darbų tiek yra. Matai, kas bus nieko nepasiruošus. Nu, sakau, dalis tiesos tame, ką sakai, yra. Bet kažkaip, nu, žiūrėk, tu man nepadedi, tu man šitą jausmą duodi, kaip aš galiu pasiruošti, jeigu man tai bloga. Nu, tai ten tas negerai, anas negerai ir tokia labai buka dalis, nes kitos dalis kalbėsi ir jos kažkaip supranta, girdi, juda ir po kurio laiko aš tiksliai neatsimenu, nes iš tikrųjų užsimiršta labai šitie pokalbiai, aš kartais juos įsirašau arba iš karto po to rašau, nes tarsi įlendi į pasąmonę, kažką ten pamatai, pajunti, išlendi ir vėl viskas patampa nepažinu beveik. Ir tada vėliau būna, sakau, o kodėl tu sakai, kad, nu, kas tu tokia iš vis, kad ten aiškinti jiem, mokyti, sakau, o kodėl, nu, tu iš vis tu čia niekam tikus, sakau, o kodėl tu taip sakai, nu, nesuaugę taip sakė. Aha, sakau, o kiek man metų? 5. O sakau, tu dar nepastebėjai, kad jau mes taip daug metų kaip suaugę. O sakau, o kiek tau metų? 3. Nu, tai tokia, kai vaikų žino, turbūt jeigu ginčysiesi su kokiu 3-mečiu, 5-mečiu, nu, tai toks panašus ir ginčas. Tai tada buvo, nu gerai, padėk man pasiruošti. Pabandom sugalvom, ką rytoj kaip sakysim. Pradėjo rimti ten tas jausmas, išėjau aš iš to, bet nu, aš tokius dalykus, tokias dalis vadinu vidiniais kritikais, nes kitom dalim būna, kitos dalis būna kartais įsiskaudinę, išsigandę, tenai jas reikia raminti, sakyti, žiūrėk, viskas gerai, tu čia nieko blogo nepridarai. O būna tokių, nu, jie per kaltę, per gėdos jausmą kažkokį ir tu negali, čia negalima nedaryti. Ir su klientais dirbam, pavyzdžiui, ir dažnai sako, vidinis kritikas tai būtent tos mintys. Nu, man čia neišeis, man nepavyks, bet pastebiu, dažnai būna jau nėra minčių, nu, žmogus nori daryti kažką, ten suplanavo ir atidėliojo, nu, aš niekaip neprisiruošiu. Ir ten sako, kažkas man čia, tokia, dėl šito klausimas, dėl ano įlendam ir ten, sėdi kažkoks balselis ir dažnai tas balselis eina su kažkokiu labai nemaloniu fiziologiniu pojūčiu ir, pavyzdžiui, bandom jį ten kalbinti ir, nu, nes, pavyzdžiui, arba iš vis pradedam, žiūrėk, man galva skauda. Davai pajaučiam, pabūnam ir gal prakalbinsim tą skausmą. Ir pradedi klausti, kodėl skauda, ir tada sako, dar labiau skauda. Nu, sakau, ar gali pabūt pakentėti? Nu, galiu. Nu, tai sakau, dar šito klausti, paprašyk, gal gali su tavim kooperuotis, o ne kaltinti tave, ne engti. Ir dažnai būna po tuo apsauginis tam tikras dalykas. Viena sako, nu, per galvos skausmą, ten kalbėjom, sako, nu, aš noriu, kad tu būtum saugi ir autentiška, kad tu neprarastum autentiškumo šitam procese. Bet toks sprendimas labai bukas, kad gerai suspaudžiam galvą, tu galvos skausmą sukeliam, tu nieko nedarysi ir tada būsi autentiška, tiesiog nedarysi to. Kartais kai kurios dalys, ta kaltė, atsimenu, su viena mama dėl suaugusių vaikų dirbo ir sako, nu, ta kaltė sako, žiūrėk, tu ten vėliau, kai bendravai su vaikais, daug gražiau negu su tais, kaip savo auginai, tai tu pataisyk.
sako jinai, gerai, matau, suprantu, aš pasistengsiu, ar galėtum čia, maždaug atleisti tą maudimą, ar tą kaltės jausmą. Sako, kai matysiu rezultatus, tai atleisiu. Tokių labai juokingi gaunasi dalykai, nes kartais tai pokalbis, kartais ta dalis pasako 1-2 žodžius. Kartais jinai iš vis, nebendrauja, nesako. Aišku, tas nėra taip, kad pasąmonė kalba tiesiog. Tai ten jau ar jausmui, ar vaizdiniui, ar simboliui, ar pajūtimui kažkokį, kaip mes išverčiam, kaip pajungiam į tą savo kalbą. Tai ir tarp tų dalių, yra ir tie talentai, kad išsitraukia. Kažkada, atsimenu, pradėjau filmuotis, reelsus ten dar kažką, ar net nepradėjus buvau. Ir kažkaip, suplanuoju, neišeina, nenueinu. Vieną dieną gerai ten specialiai buvo jau tokia meditacija, galvoju, vidinę dievą parsivedžiau, tik žiūriu, kad jinai su likusiom dalim kažkaip nesutampa. Tai ir man kažkoks toks diskomfortas, čia kaip sakė, būna įlendi, kažką padarai ir būna tas diskomfortas, būna ir 3 dienas, būna ir savaitę, būna ir 2 savaitės, kol ten susidėlioji, susisėdi. Ir tada gerai, tada aš kviečiuosi tą vidinę dievą, kalbinuosi, žiūrėk, kodėl čia kažkoks diskomfortas. Sako, tu mane išnaudodavai, tu ten tik, kad pasirodyt, kad patikt kažkokiem žmonėm, kur visai nesvarbu. Aš iš vis esu, kaip čia pasakyti, tavo energija atspindys ir tu mane kažkaip pigiai vos nepardavinėjai, kad patikti. Ir tokie išlenda įdomus dalykai ir čia tokios kaip istorijos susipina, bet per tai pokyčiai vyksta. Tai manau, yra kitokių būdų. Yra žmonių, kuriem reikia labai logiškai spręsti dalykus, jie pas mane neis, jų tas netrauks. Yra žmonių, kuriem šitas rezonuoja, kurie pabando išeina ir tada dažniausiai pajudam. Yra su vienais būna labai tenai, kaip čia pasakyti, tos būtent dalys tokios kaip personifikuotos, tokios atskiros ar ten vienam vidinė galia žmogus. Padarė mažytę vizualizaciją su ašarom. Pasakau, kas vyksta, dusina, aš kaip slaugytoja būčiau puolus padėti. Dusina, sakau, tai pabandykim, pagalbint tą dusimą. Sakau, paklausk viduj, kas yra, tegul prisistato. Sako, mano vidinė galia. Tai gerai, tai toliau kalbinam, kas kaip. Ir man toks juokas, kad ir su ašarom, ir su skausmu išsimušė ta dalis, bet šita dalis net nebuvo kritiškai nusiteikus. Jinai tiesiog, aš įsivaizduoju, aš susikuriu savo istoriją, kad jinai labai norėjo pasireikšti, labai norėjo į tą gyvenimą ateiti ir ten dalyvauti. Tai tokių įdomių dalių ir nėra taip, kaip čia pasakyti, nėra kažkokio žurnalo, kur kartais, kaip sakau, pabandom pakalbinti, ten jokio atsako nėra. Kartais pabandai dirbti su viena dalim, žiūri, gal čia su pasipriešinimu iš viso reikia dirbti, gal tiesiog su pojūčiais. Su kai kuriais labai per fizinius pojūčius dirbam tiesiog, nes kažkokių tokių žinučių nėra net poreikio labai stipriai girdėti. Šiek tiek noriu stabtelėti, matau, kad yra keletas žmonių, kurie prisijungia prie mūsų, tai turbūt aš pradžioj nepasakiau, bet jeigu kažkas turi asmeninių savo klausimų ar pastebėjimų, tai tikrai parašykit komentaruose, paklaukit, aš tikiu, kad kažkaip tai tikrai Eglė atsakys galbūt apie asmeninę patirtį, ar tiesiog apie tą bendrą metodą, tai kad nepasilikti savo. Ir Eglė, kai kalbėjot apie tą balselį, aš tai vadinu jais balseliais, juos šitas reikaliukus, bet kartais aš girdžiu žmonės, kad sako, nešneka. Kaip iš vis jį pasikviesti, nes kartais sako, nešneka, nežinau, jaučiu, yra kažkas, ne taip, bet nešneka. Kaip jį pakviesti, prakalbint? Aha, geras klausimas. Aš atsimenu, kai aš prieš porą metų šitą kitą žingsnį žengiau savo saviugdos kelyje, kai atradau šitas technikas ir galvoju, aš noriu girdėti savo vidinį balsą, aš noriu girdėti intuiciją ir atėjo toks pajautimas. O kam tau girdėti, jeigu tu nieko nedarai pagal tai? Ir man atrodo, dalinai yra įsipareigojimas, tai yra toks kaip santykis su pasąmonė dalinai.
kad tu įsipareigoji, jeigu tu nori girdėti, kažkiek turi įsipareigoti jo klausytis, vadovautis, nes iš tikrųjų, manau, visi turim tą pajautimą. Kartais yra su viena, pavyzdžiui, klientė dirbom, irgi buvo ties gerklė darbas, skausmas ir sakau, pakalbėkime. Ir tenai kažką vieną klausimą atsakė, gal vieną žodį ar du, ar vaizdinys buvo. Tada antrą ar trečią paklausus tyla. Ir tas žmogus jau buvo vyresnis gerokai už mane. Ir aš sakau, žiūrėk, taip yra normalu, nes to balso tu 50 metų, 60, 70 metų tu neklausėjai. Tai tu padėko, kad vat vieną šitą dalykėlį pasakė, atsižvelk į tai, nes toksai kaip yra, jeigu mūsų absoliučiai niekas neklausytų, nereaguotų į mus, ar mes vargintumėmės kalbėti, kaip yra kūdikiai, man atrodo, yra tas ar tyrimas, ar pastebėjimas garsus, kad kažkokiuose vaikų namuose, ten ar Bulgarijoje, ar Rumunijoje, kad kūdikiai neverkdavo. Nes niekas neateidavo jų paguosti, pasupuoti, nuraminti, jie nustojo verkti. Tai lygiai taip pat su tom dalim vienas momentas yra, kad atsižvelgti jas, kad su jom kalbėtis ir vadovautis. Nes jeigu tau ta dalis, pavyzdžiui, kažkokiam pokalbį sako, tau daugiau judėti reikia, ar žiūrėk, kaip vienai sako, tu pradėk geriau daugiau vandens gert, pradžiai ir savim rūpintis. Kartais būna labai paprasti tokie dalykai, kur ir tada ir geriau maitintis. Ir tas žmogus sako, ir žinok, aš pradėjau. Man, kai kiti sakė, tai man per vieną ausį eina, per kitą išeina. Ir man tas labai kartais juokinga būna, nes tie pokyčiai, kurie įvyksta per tai, kad žmogus pats save išgirsta. Nes kai visi kiti sako, gali tokia atmetimo reakcija atrast, visiems čia svarbu prie manęs pasikabinėti. Kitas dalykas yra savęs jautimas, savęs tiek emocinių, jų tiek fizinių pojūčių, nes yra daug paprasčiau, kaip čia pasakyti, pradėjau kažką mausti, išgėriau kažkokio paracetamolio ir toliau einu dirbu, negu tu pasakytum, žiūrėk, tu nueik atsigert ir vat porai valandų prisėsk, nusiramink ir gal įsiklausyk į vidų. Ir tas blogas, aš laiko neturiu, aš negaliu ir nebus taip, kad, kaip čia pasakyti, čia tokia dalinai, kadangi pas mane tikėjimas yra, tai tokia, su tokiu truputį šventumo kažkokiu požiūriu, su tokia pagarba, reikia eiti ir į tą pasąmonę, ir į sąmonę, kad jeigu supranti kažką ne taip darai, bet numeti į šoną ir nebus pokyčio, tu turi padėti, kad man šitas svarbu, aš dedikuosiu laiko, aš dedikuosiu energijos, ir tada tas įsiklausimas turi prasidėti, ką aš jaučiu, ko aš noriu, kokia emocija su manim. Ir su kai kuriais žmonėm pradedam nuo emocijų rato dirbti, kad tu skirk minutę per dieną, emociją, pajauti kažką, pajaus, kur kūne ten, o kokia čia emocija galėtų būti, pažiūrėk tą ratą ir kas tau ten labiausiai atrodo. Ir su, pavyzdžiui, pasirinkimais. Yra pasirinkimai per protą ir kaip aš, manau, dalį savo rinkausi profesijų per tokį mišinį, tiek intuicijos, tiek noro, tiek proto. Kad, čia visuomenė sako, kad taip reikia daryti, kad labai aukotis, tai aš eisiu ir visiškai pasiaukosiu. Ir kai pradedi klausytis labiau savęs, tada keičiasi tas santykis ir aš kartais patarimas toks labai paprastas. Paprastuose dalykuose paklausti savęs, kaip noriu. Aš iš kurios spalvos puodelio šįryt noriu kavos gerti, kurios aš arbatos noriu, kuriuo keliu man fainiau eiti šiandien į parduotuvę, per tą pusę truputį toliau, ar tenai, tokį, kad į save tas įsiklausimas ir į savo pojūčius, bet labai dažnai, pavyzdžiui, vienas dalykų, ką dirbam, tai su psichosomatika. Aš pati savo nemažai tokių, netgi problemų sveikatos išsigydžiau, bet aišku, čia, kur ten su tabletėm gal būtų per 2 savaitės, kokį pusę metų ten tyrinėti, jausti, atrasti, keisti gyvenimą, mitybą, judėjimą, tai su viršsvoriu žmonės kartais sako, problema. O sakau,
o kaip va tu alkį, kada tu valgai iš karto, kai pajauti alkį, ar vėliau, ar nepajautus? Tai aš sako, aš nejaučiu alkio, aš net nežinau. Tai žmogus net nežino, kas vyksta kūne, maitina maistu pagal kažkokią, nu, vat kažką kitą idėją, įprotį. Tai tas organizmas, nu, jisai žinutės turbūt siunčia, žiūrėk, man šito reiktų, man to nereikia, bet žmogus jų nepriima. Deda taip, bet nori svorį tada pakeisti, tada reikia dietą laikytis. Ir va toks gaunasi nesusikalbėjimas. Tai tiesiog kitas dalykas, aišku, yra ir vizualizacijos, ir meditacijos tam klausimo kažkokios. Ir būna žmonės nemato vizualų. Su viena moterim dirbom, pirmą kartą pamatė spalvas tenai mum bedirbam. Kas yra kaip šalutinis poveikis, iš tikrųjų nebuvo tikslas, kad vat kažką matyti, jausti, dirbam su tuo, ką turim. Tai vat toksai dalinai, tas turi pasidaryti žmogui svarbu, turi pasidaryti vertybę, kad vat aš save jaučiu, aš atkreipiu dėmesio į savo emocijas, į savijautą, nes jeigu nori, kad aš kaip tik noriu nejausti, aš noriu, kad man čia viskas tiktų, kad nereiktų kreipti dėmesio į tą, nu, tada ne mano kryptis padėti, yra kiti metodai, kaip mažiau jaus iš tikrųjų. Iš to, ką sakot, aš galvoju ir iš praktikos, ką girdžiu, kad žmonės sako, kad padėkit man suprasti, kas su manim ne taip. Ir aš galvoju, jie jau ateina su jausmu ir mintim, kad su manim kažkas ne taip. Aišku, su kuo aš lyginu, aš čia jau kitas klausimas. Ir dabar, jeigu aš dar kažkokią vidinę balselio paklausiu ir jisai man pasakys dalykus, kurie nežinau, kiek ten tinka ar netinka pagal mane, pagal visuomenės normas ar pagal tai, kokia čia man reikia būti, kaip tada man to balso iš tiesų klausytis, kad aš atsakyčiau, kas savo su manim taip ar ne taip. Tie balsai, jie gali, jeigu jau prisileisiu, jie gali ateiti, bet vis dėlto kaip patikėti, kad jie tokie tikri, kad aš čia neišsigalvoju, kad čia ne tiesiog mano mintis kažkokia, nes visuomenė taip sako, nes tėvai taip sakė, kad va tas balsas, tas atsakymas, kuris ateina, kai aš užduodu klausimą, iš tiesų yra vertas jo paklausyti, kaip nežinau, kaip sau. Čia porą gerų klausimų, manau, yra šitame. Tai vienas, kaip žinoti, kad jis, nu, kaip autentiškas, kitas netgi ką daryti su juo, kaip girdžiu tokie du. Iš tikrųjų, kai su žmogum dirbu, yra toks kartais pajautimas, nes būna, pavyzdžiui, kaip tam pavyzdys su vidinė galia, tai tiesiog į tą techniką įėjimas toksai yra gana nuoseklus, bet kadangi žmogus tenai pradėjo didžiulį skausmą jausti, man toksai buvo gerai, einam kažką darom, taisom, dar ten pati pradžia buvo mano praktikos ir gavosi iššokom į tą techniką ir ten labai įdomu buvo, nes persimušinio. Buvo vieni atsakymai iš to vidinio balso autentiško, o kiti ėjo iš logikos. Ir tas būdavo, kad, nu gerai, ir ką sako? Sako, kad taip, bet anas trečias. Gerai, sakau, dabar žiūrėk, grįžk į tą vietą, kur išgirdai tą atsakymą, užmerk akis, nusiramink, įsiklausyk. Ką ten sako? Ai, nu jo, sako šitą. Ir tada į galą sako, nu bet aš nežinau, man čia taip sunkiai reikės stengtis, kad tą vidinę galę, nu, palaikyti ryšį kažkokį. Sako, o tu dabar tos dalies paklausk, ar tau reikės stengtis palaikyti tą ryšį. Nu ne, sako, kad mes viena. Tai tokia, kai su kitu dirbi, yra pajautimas truputį iš kur. Aišku, kartais būna, kartais yra, kad iki galo nežinau. Kartais būna toks momentas, kad nežinai, ar tam žmogui tas autentiška, kartais gana aiškiai jaučiasi, kad atrodo, nu, vienam žmoguje eina keli balsai ir tada žiūri gerai, kaip radija tenai, taip sukinėsi per du. Ir tada žiūri gerai, kaip mum atsukti į tą vieną, nes įsimuša ir ta logika, ir tas vertinimas, tokie komentarai einant viršaus. Ir tu bandai, ne, tu įsiklausyk, tu vat pats išgirsk, ką tau ten vidus tavo sako. Net ne man esmė yra išgirsti. Ir kartais būna toks ant ribos, nes manau,
yra, pavyzdžiui, kaip man yra, kad kai aš ten dažnai su ta savo pasąmonė šnekuosi, ten pokalbiais išeina ir kažkam iš šono gali atrodyti, nu čia neautentiška, bet tas pokalbis, aišku, gali būti, kad man ten per sekundę prabėgo 6 vaizdiniai ir aš jau kurpiu iš jų kaip ir istoriją. Tai toks vienas pautimas, pati kai dirbu. Kartais yra labai aišku, kad kita dalis, nes, kaip sakau, būna ir balsas pasikeičia, būna ir nuotaika, būna dalykai ateina, iš mano burnos kažkokie pasisako dalykai tokiu tonu, tokiu formuluotė, kur aš pati nenaudoju. Ir aš tiesiog, kaip čia pasakyti, aš klausausi to ir man labai įdomu būna, kad ten sako, nu tik tu tai paklaustum, pavyzdžiui, kažkurį. Sako, kad čia tu visiškai nematai situacijos. Ir iš tikrųjų toj daly buvo tiesos dalis. Kartais būna taip, kad aš, kalbu ir galvoju, ir aš čia pati neprojektuoju iš savęs, ar yra, kad aš sustoju, nes, kažkaip neužtikrintai. Tai čia tokie vėlgi yra tokia gal kaip skalė, griežtumo kažkokio visiško nėra, kad, prijungi kažkokį aparatą pasimatuoji, dalinai to intuityvumo. O truputį ką daryti, kaip keisti, tai vienas iš tų dalykų, pavyzdžiui, kai su vidiniais kritikais susitinkam ir būna, kad ir kitiems žmonėms dirbant, sako, aš tą negerai padarau, aš čia nemoku nieko. Irgi būna dažnai, sakau, toks ateina, paklaus, kiek tau metų, sako 5. Sakau, gerai, dabar tu vaizdinius praleisi pro akis, kaip tu baigiai mokyklą, universitetą, atestatai, kaip šeimą augini, kaip darbą, turi dar kažką. Ir dažnai jau pradeda atlieksta truputį, dar kartais būna, o ką ta dalis apie tave galvoja, ten kažką susako, žiūrėk, jinai nesugeba, nesusitvarko. Tai tu, sakau, prisimink situacijas, kur tu susitvarkai. Toks gaunasi, kad tu ne tik gauni atsakymus, bet ir, yra tas bendravimas. Kartais yra klausimas, ko tai daliai reikia. Kai kuriuom reikia, kad jas priimtų, kad jas nuramintų, kad su tavim viskas gerai, kad tu man reikalinga, arba kartais, pavyzdžiui, paprašau, yra tas prašymas tos dalys, kur kritikai jie gana intensyvios. Tai toksai, o tu galėtum savo darbą kažkaip moderniau atlikti, pagal pasikeitusią situaciją. Taip, tu daryk tą kokybės kontrolę, bet tu daryk tą kokybės kontrolę nesusardindamas manęs. Žiūrėk, mes dabar einam į šitą veiklos kryptį, ar dabar mes rodysimės kažkaip filmuotą viešai. Ir toks pasirinkimas yra, tai tu manęs nuo to nesaugok, tu saugok, kaip man tą kuo geriau pasirinkti darant. Tai atsiranda dialogas, vienos dalys labai lengvai greitai tenai priema, kitos tokios labiau užsispyrė, jiem ten reikia kažką vos neatstovėti, atrodo savo. Tai ir kartais, man atrodo, aš patampu iš tokia kaip ir ginčių moderatorė, tai kaip mokykloje sėdėtum, koksai vaikas ir ten sėdi mokyto, tu ten bandai kažkaip atrasti bendrą kalbą. Aha, paklausk tavo, o pasakyk tai, parodyk tai. Ir kažkaip dažniausiai būna, kartais, kaip sakau, lieka tas nemalonus jausmas, kartais kelias dienas gali būti, kartais savaitę, kartais išspjauna dar kažkokį prisiminimą, suvirškint, suprasti tenai su tuo. Bet paprastai būna pokytis, būna po to pokyčiai, kaip aš kitą dieną, kaip sakiau, tenai mane paguldė, kitą dieną aš pravedžiau apie tą viešąjį kalbėjimą, praktiką ir viskas ten buvo gerai, išskyrus tai, kad prisipažinau, kad nelabai spėjau pasiruošti, nes būtų nežinoję, bet kita dalis buvo gerai. Yra visada tam ir... Kas? Tas kritikas privertė vis tiek, ar ne, kažkur prisipažinti, kad aš čia nepakankamai. Ten buvo toksai dalinis, nes norėjau pasakyti, žiūrėkit, aš ne visai pasiruošus, bet viskas gerai. Ir jums viskas vyksta, ir man komfortas. Bet aš iki to neprivedžiau, nes ten tokia tylos pauzė buvo. Ir tokia buvo gerai, Eglė. Čia techninis dalykas, arba iki galo jau kažką ten su bajeriu padarai, arba iš vis neminėk. Ir visada mokomės. Visada kažko yra mokytis, visada yra su kažkuo dirbti. Ir man atrodo, bent jau man yra, aš neplanuoju ten kokių nei už metų, nei už ten 5, nei už 20 metų kažkaip sustoti viduje augus, sakyti, kad pažiūrėkit, pas mane tai jau viskas tvarkinga, visi galai suraišyti. Yra smagumas tame augime, tame pokytyje, prisitaikyme, pasaulis keičiasi.
iš tiesų labai daug terpės. Nu, čia nėra baigtinis procesas, ne, aš kartais kaip girdžiu. Aš ten atradau savo asmenybę, arba ten dar kažką, tai nežinau, kiek ten galima atrasti ir kiek dar galima atrasti, jau kai galvoju, kad atradau. Mano toksai yra pasakymas, kurį aš pati savo dabar primenu, kad dažnai mes norim, kad mes, kai įveiksim kažkokią kliūtį, kai mes paaugsim, kai mes patapsim kažkokį geresnį, gyvenimas pasidarys lengvesnis. Kad mes sustiprėjom ir viskas gerai. Bet tas yra, kad pirmokų uždaviniai yra daug lengvesni nei antroko, nei trečioko. Ir kai tu kažką įveiki, kai tu baigi tą 1 klasę, 2, 3, 10, gal net universiteto bakalaurą, tada magistrė jau didesni iššūkiai. Tai taip ir gyvenime, kad sunkumai kartais rodo, kad kaip tik tu, žiūrėk, išaugai, jau gali su šituo susitvarkyti. Ir dabar pati savo kartais primenu, Egle, ką tu ten kitiems sakai, dabar pati ir. Aš turiu pripažinti, kad šita frazė buvo pasakyta, kai mes buvom susitikę pirmą kartą ir iš tiesų pastaruoju metu man tai buvo nemažai iššūkių ir man jinai sukosi galvoje, tas vidinis balsas turėjo jūsų balsą, kad palauk, čia turbūt kitas levelis, čia jau turbūt update'as, nepanikuoju, ramiai, čia tiesiog jau čia mano aukštesnis lygis ir aš čia turiu su tuo tvarkytis. Jau reiškia, aš kažką sunkaus įveikiau, kad gavau šitai. Taip, ir čia, ar tai faktiškai kažkokia tiesa ar netiesa, niekas mums nepasakys. Bet su tokiu nusistatymu yra daug lengviau, man atrodo, judėti į priekį. Ir iš patirties, manau, iš abiejų patirties galim sakyti, kad tame tiesos tikrai yra. Tai labai smagu, kad toks geras balselis tenai. Jūsų balsas, grinai jūsų balsas. O, geras. Gyveno. Aš dar galvoju, esu girdėjus patirtį apie tai, kaip žmogus sirgo 16 berods metų Laimo liga ir pateko pas Marisą. Ir ten tas stebuklo momentas įvyko per ten kelis užsiėmimus, ar net per vieną kartą, dingo visi Laimo ligos simptomai, čia tas darbas su pasąmonė. Vis dėlto jūsų patirtį, kiek reikia laiko, kad įvyktų pokytis, kiek laiko trumpiausiai, nežinau, ilgiausiai turbūt nėra to, kiek jisai gali netrukti, bet kiek reikia laiko, ar nežinau, ar pastangų, gal čia net klausimas, ar pastangų kokybės klausimas, kad vis dėlto pajustų pokytį, kad mano mintis, kūnas, mano šiaip gyvenimas aplink mane kažkaip galbūt keičiasi tą linkmę, kurią aš labiau norėčiau. Tai aš paminėsiu tą dalyką, kas jau čia valandą praklausė, tegul žino, kaip mes kalbėjom asmeniškai prieš tai, kur sakėm, kad gaila net gal to neįrašėm, tai pas mane buvo savižalos įprotis, spaudyt spuogus ir labai blogas, kad ten ir valandą, ir 2, ir 3 yra buvę blogesnių laikotarpių ir kasdieną. Ir realiai jisai apie 20 metų tęsėsi, iš pradžių tai blogai nebuvo, bet į galą būdo net, jeigu pas mane viskas gyvenime gerai. Aš turėjau gerą dieną darbe, susitikau vakare su draugais ir tiesiog atrodo viskas gana gerai. Aš vis tiek, nėra kažkokios tokios emocijos, nėra pervargimo perteklinio, aš vis tiek tą vakarą nenueidau ten miegot, kažko nepakrapščius, nepaspaudus, buvo laikas, kai jau iki kraujų tenai eidavo. Ir aš turbūt virš 10 ir psichologų, ir psichiatrų, ir įvairių tokių žmonių kreipiausi ir į dalį dėl jų, būtent dėl šito įpročio. Taip pat ten buvo eita pas dvasininkus, pas ekstrasensus, pagalbos prašyta. Ir iš tikrųjų, kai aš pradėjau šitą renesansą saviugdos, tai aš pasižiūrėjau vieną video. Aš atsisėdau, pasikviečiau tą balsą ir nors jis tenai atrodė toksai, kaip čia pasakyti, kuriam egzorcizmo reikėtų, kiek jisai emocijos turėjo, kiek dėmesio išsiblaškymo, kaip jisai negatyviai mane buvo nusiteikęs, Eglė, jinai čia nieko nesugeba, jinai tokia silpna, kad nesusitvarko, aš turiu ją atjungti, nes kitaip bus šakės, kur aš jam irgi tenai vaizdiniais nusinčiau, kad žiūrėk, jau galiu tvarkytis, jau viskas pasikeitė. Kur sakau, žiūrėk, tai kaip dabar bus, aš tave matau, arba mes kažkaip gražiuoju, arba tada reikės kitaip.
Sako, gerai, aš dabar būsiu sargas, saugosiu, aš net pajaučiau, kaip pasikeitė ta atmosfera, kaip aš pasikeičiau. Ir nuo kitos dienos neliko to kompulsyvumo, neliko to įpročio kasdieną. Taip, tai yra, kad jeigu man labai labai sunkus periodas, jeigu mano emocijos kažkokios, su kuriuom nesusitvarkau, jeigu mano pervargimas beprotiškas, tas gali atsirasti. Arba jeigu mane išbers, nu tai žmogiška. Bet vat, būtent tas, ko 20 metų nepavyko, ten atrodo, pasikeitė per naktį. Bet kita vertus, kaip man sako psichologė, bet tai tau 20 metų reikėjo pasiruošti, 20 metų reikėjo paaugti ir vat, būti savy išsiugdyti tą dalį neutralią, tą dalį, kuri gebėjo išlaikyti vat, šitą pokalbį, kuri sugebėjo atbūti tas emocijas, neišsigandusi ir pakeisti. Ir man atrodo, va, tie pokyčiai yra momentas, kurie gali va, taip įvykti per vieną kartą, bet čia būtų panašiai, kad įsivaizduokit, kažkas sako, nu, blemba, aš visada šlapės ir man, nu, kažkas sako, man visada šalta. Ir tu žiūri, kad jie gyvena, kad jie iki kelių gyvena vandenį šaltą. Ir tu sakai, gerai, tau reiks vandenį išleisti iš pusto. Apie kokį tu vandenį kalbi? Kas čia negerai? Ir kažkas sako, tai žiūrėk, tai užsidėk striukę, tai tau šildymą reikia įsirengti. Ir galima ten viską daryti, bet kol ta priežastis kažkokia yra tenai, tai niekas nepasikeis. Tada kitas sako, žiūrėk, nu, tam žmogui, tarkim, jau dašyla, tau vandens yra. Ir jie ten su kokiu samčiu tą vandenį pradeda semti. Ir sako, niekas man čia nesikeičia. Tai gali būti toks momentas, kad atrado kažkokią skylutę, nuleido tenai, ar duris atidarė, išbėgo. Kitas dalykas gali būti, kad nu, tas žmogus jau nusisausino tuo samčiu savo per daug laiko, bet jiem dar šalta iš inercijos. Nu, tai padėjo feną, išdžiovino. Ir, o žiūrėk, aš sušilau. Nors, kaip čia pasakyti, esmė ne ten buvo, tai man atrodo, kartais pokyčiam reikia turėti aplinką, kad jinai tuos pokyčius palaikytų. Kaip ir, kaip sakau, kartais atrodo, vidinis pokytis vyksta, bet jį integruoti reikia į išorę, į savo pokyčius, į aplinką. Jeigu turi, tarkim, kaip čia pasakyti, nu, jeigu aš dirbčiau su kažkieno vidiniu kritiku, bet jie gyvena, tarkim, bute ar namuose, kur nuolat juos kitas žmogus kritikuoja. Tai jeigu turi būti nenubrėžti, neatsistosi, galbūt net neišsikraustys, nes to žmogaus nebūtinai pakeisim, tavo jautrumo nebūtinai pakeisim. Tai tas darbas su vidiniu kritiku, nu, toksai kaip yra, kaip turi būti, jeigu situacija tam žmogui gal jau pasikeitė situacija, tai buvo tas įprotis laikas. Ir tada jį pakeisti nėra taip sunku. Ir yra, man atrodo, to pokyčio laikas, kai jisai tik užsimesga, kai tik, man atrodo, yra ten tam tikros kreivės, prekontempliacija, kontempliacija, tenai pirmieji bandymai, tokie. Ir šitas metodas, pavyzdžiui, psichodinaminis coachingas, aš nesiūlyčiau jo imti kaip pirmo metodo, kad jeigu kažką nori pokytį padaryti, nu tai pasidarai paprastą planelį, darai veiksmus ir tada, jeigu žiūri, niekaip nepadarau to veiksmo, ar darau veiksmą, nesikeičiu. Tada jau galima žiūrėti gerai, kas ten giliau, bet nebūtina iš karto kažkaip pulti į pasąmonę čia kažką ten žiūrėti. Tai va irgi tam pokytį ir manau, taip kartais būna, tikrai būna tie pokyčiai, kur žmonės ateinam, padirbam sesiją ir jie po to man prašo, žiūrėk, man čia šitas pasikeitė, aš jau galėjau kalbėti, bet tas žmogus jau pas mane atėjo, atidirbę savį, jau išsiugdė savyje disciplinas tam tikras, ar būti su savo emocijom, ar suvaldyti impulsus, ar introspekcijos, ar jausti savo pojūčius, tu supranti, kad gerai, jėga suveikė mano technikos, aš padėjau, bet tai tas žmogus, kiek įdėjo darbo prieš tai, kad ateitų iki šitos vietos, kiek su kažkuo kitu jisai gal dirbo prieš tai, tai nėra kažkokia tokia, kad aš čia kažkokią magiją padariau, tai tiesiog taip, labai smagu būti toj vietoj, kur tu tą pokytį kažkokį padarai. Bet kaip sakau, kai kas ateina, sako, aš jau viską supratau, ten dirbdama su psichologu neradau to svertelio. Bet tas supratimas irgi atvedė į tą vietą, kur mes galim tos pokyčius daryti. Nes kitų žmonių yra pasipriešinimas. Yra pasipriešinimas darbui, yra pasipriešinimas pokyčiam, yra pasipriešinimas tokiam, tai manau, kad tokie momentiniai dalykai gali įvykti,
ir jie įvyksta kartais, bet jau turi būti turbūt daug to, kaip čia pasakyti, nu pamatai išlieti, sudėtos sienos ten, kaip čia pasakyti, tada paskutinį langą įdėjus, o žiūrėk, vėjas nepučia. Name, jau, o žiūrėk, fainai, šilta. Tai čia daug, man atrodo, daug dalykų. Ir taip, yra toks, reikia, man atrodo, reikia visų tų žmonių ir toj grandiniai turėti. Ir kartais yra, kad vat, su šitom psichodinaminiam technikom gali atrasti tą tarsi jungiklį, kur ten kažką išmušė, kurioje vietoje ten kažkoks disbalansas, disharmonija. Ir vat jį atstatyti. Bet iki to proceso daeiti, kur tas žmogus gali atleisti ir, kaip čia pasakyti, sukurti tą santykį su manim, kuriam jisai saugiai jaustųsi eiti į vidų, su savim tą santykį turėti, kad jam saugu į vidų, įsiklausyti, atsipalaiduoti pakankamai. Tai irgi tam tikras turi būti pasiruošimas tam. Aš galvoju, vat iš to, ką sakot, labai svarbus dalykai, nes dažniausiai aš ir pati net prisimenu, dabar prabėgau per visą procesą savo asmeninės psichoterapijos, kai aš irgi atėjau, duokit man atsakymą, aš turiu klausimą, duokit man atsakymą, aš čia nesikankinsiu, kaži kiek ir neaišku kiek visų pirma, aš jau čia einu mėnesius 2-3 ir metai, o atsakymo nėra, pinigų nutekėjo, tai čia nieks reiškis nepadeda, tai čia specialistas blogas kažkoks, ar čia su manim jau kažkas taip iš pamatų, ten pamatai blogai nulieti, ar ne, kaip sakot. Ir tikrai prireikia labai nemažai laiko suprasti, kad ta puzlė visa susidėliotų, reikia to proceso, kad ateitų kiekvienas tas gabaliukas ir į savo vietą jo labiau ateitų, tai tas procesas jis yra reikalingas, kad ir kaip būtų jisai gal nelabai malonus kartais, bet jo tas aha momentas ateina po proceso. Tada aš galvoju, čia toks kitas aspektas, kai matau aš pakankamai dažnai Facebook'e, kai žmonės ieško geriausių specialistų. Nesvarbu, kokios srity geriausia. Tai va čia tokį atsakymą lyg man davėt, kad geriausias būna kažkuriuo metu, kai sutinki tam procese, kuris jau įdeda tą langą ir vėjas nebepučia. Bet va čia tas, man atrodo, viena vertus mus ir traukia prie tų žmonių, kur mums reikia tam procese. Ir kartais, kaip čia pasakyti, kartais, pavyzdžiui, būna, kad ir atrodo, nepadeda tas profesionalas, bet tu gale pradirbę supranti, kad man davė šito, man reikėjo šito ir šito. Ir tau kyla toks aiškumas, kad jisai apie tai, aš apie tai. Ir tu jau apie save daugiau žinai, kad man tas vertybė, man tas svarbu, man su šituo nepadėjo, vadinasi, žinai, kad man čia svarbu, man su šituo pagalbos reikia, man reikia kitokio specialisto. Ir pavyzdžiui, taip aš dabar turiu gerą psichologę, kuri, kaip sakau, taip pat yra ir coacherė, ir vienu metu mes dirbdom net po 4 valandų kas savaitę, buvo tas pirminis periodas, ir tada pokyčiai buvo labai lėti. Dabar aš kartai mėnesį, kartais 2-3 mėnesius nebendraujam, bet tas įdirbis yra, ir ką aš noriu čia pasakyti, kad iš pradžių kartais to įdirbio tikrai reikia. Ir, pavyzdžiui, kai aš jos ieškojau, aš ir su kitu žmogum bandžiau ir matėsi, kad nedirbu, aš atsisėdau ir aš įvardinau, ko aš ieškau to žmoguje, susirašiau ir ten tarp tų dalykų buvo labai paprasta, kad, žmogiškas, lengva rasti ryšį. Atsimenu, ten, aišku, nemažai buvo, gal ir geras humoro jausmas, kažkas tokio. Ir aš tą lapelį pasidėjau, ir po to, kai mes dirbom gal kokius 1,5 metų, aš išsitraukiau ir sakau, žiūrėk, sumanifestau tave. Bet tam, kad aš galėčiau įsivardinti, ko man reikėjo pažinti kitus specialistus, atrasti, kas man vienuose veikia, kas neveikia, suprasti truputį daugiau, kas aš esu, ko man reikia, ko aš noriu. Ir, yra frustracija tame procese, kad turim praeiti ir tas, kas tinka ir kas netinka, kad truputėlį įsivardinti. Ir atrodo kartais regresas, įėjusi kažkur, kas netinka, bet iš tikrųjų, tu supranti, kad žiūrėk, aš galvau, kad man šitas svarbu, aš galvau, kad man tokio žmogaus reikia, aš galvau, kad aš noriu tą kryptimį judėti, bet pasirodo, taip. Pasirodo, kažkaip
gali pagalvoti, ar įsiklausiau, ar reikėjo tiesiog tos patirties ir aišku, tas retrospektyviai, tas daug lengviau ir smagiau žiūrėti, nes kai vyksta dažniausiai nubūna, ta dažnai atmetimo reakcija, čia ne tas, ne nas ir taip yra menas išsirinkti savo tinkamą ar terapeutą, ar coacherį, ar ten kvėpavimo vadovą, ar jogos kažkokį praktiką, yra menas. Turi ir savęs įsiklausyti, ir stebėti, ar pokyčiai vyksta. Ir tie pokyčiai gali būti labai maži. Aš pat geriau pasijaučiau kuriam laiku, arba aš blogiau pasijaučiau, bet per tą supratau kažką, per tą įžvelgiau. Aha, aš truputį kitaip čia mąstau. Ir gali būti, kad tas pats žmogus vienu gyvenimo periodu mums tiks, kitų netiks, su viena problema padės, su kita nepadės. Ir man atrodo, vienas dalykas, ką išmoksti gyvenime, nėra absoliuto. Nėra tokio žmogaus, kuris absoliučiai su viskuo padės. Nėra nieko, kas žino, kaip mums gyventi, kuo mums būti, kas mūsų tikslas. Tai gal pabaigai, šitą, ką mes dabar čia kalbame, ir tokius akcentus gal net dedam, todėl aš galvoju, vidinis kritikas. Tai irgi, ar jis yra naudingas, vertingas, ir jeigu galvoju, kad nereikia man čia to pikto balso, tai jeigu pažiūrėti procese, tai reikia ar nereikia man to vidinio balso, kuris kažką sako. Dabar, įsivaizduok, yra toksai, tarkim, yra ofisas ar ne, ir kaip čia pasakyti, negalima keisti darbuotojų, tokia šalis fantazijos. Ir yra kokybės kontrolierius, kuris, yra iškišiklius. Tai ką, jį į rūsį uždarys, tai jis su savo tenai kokia nors stena noškė skambinės tam, kam ten nei tema ir prašysis išleidžiamas. Vidinis kritikas tai yra jau esanti mūsų dalis, kuri, tiesiog apsiema, kad mes funkcionuotume aplinkoje gerai, tik tiek, kad dažnai jinai yra suinstaliuota kokių ten 3, 5, kad ir 13 ar 16 metų, atsižvelgiant į to laiko situaciją ir to laiko gebėjimą, to vaiko suprasti. Ir mes daug nesuprantam, mes atrandam pirmą būdą su tuo susitvarkyti. Aha, sako čia, kad per daug rėkau, tai aš iš vis nieko nesakysiu. Ir gaunasi, stovi kampe žmogus ir nesako, gerai, 5 metų vaikui tas suveikia, jo nereikia. Ar mums veikia? Mūsų iš tikrųjų, mūsų mokino būti dažnai gerais paklusniais vaikais, mūsų nemokino būti sėkmingais, efektyviais suaugusiais. Tai realiai to kritiko neišims, jį tai gali išstumti į pasąmonę ir tada jisai kažką tenknisa, prasideda prokrastinacija, prasideda, kodėl aš visada susipykstu su tuo žmogum, kodėl mane ten tas erzina, šitas neerzina, kažkokie tokie nesuprantami dalykai, kodėl aš negaliu ten mesti valgyti, man būtina dar kažką, kur patys savęs nevaldom. Tai jį bandant atsikratyti, kaip čia pasakyti, prasideda ten keistenybės. Mano mintis yra, su juo reikia, kaip čia pasakyti, kaip tik jį reikia išsiimti ir bendrauti ir įdarbinti, įprasminti, sakyk, žiūrėk, tu apžiūrėk dabartinę situaciją ir pažiūrėk, kaip tu čia gali padaryti, kad viskas gerai būtų. Kaip aš dabar galiu saugotis, kaip suaugęs žmogus, ką aš gal galiu išmokti, tai tu stebėk aplinką, bet tu manęs, kaip čia pasakyti, neįvesk į sustingimą kiekvieną kartą ten išgirdus pakeltą balsą, nes, dabar jau kitas visai laikas. Ar tenai kažkaip į paniką, kad, gal ten 3 centus nusuko. Bet tai viskas gerai, mes galim gyventi, mes tokį nuostolį galim priimti. Tai mano dalis yra, kad iš tikrųjų ne bandyti atsikratyti savo kažkokių reakcijų, savo dalių, savo aspektų, kad aš negaliu būti tinginė, aš negaliu čia būti pikta, bet suprasti, susidraugauti, priimti, suprasti, nes kartais tom dalim tiesiog reikia dėmesio, meilės, supratimo, įvertinimo už tas pastangas, kurie sudėjo, nes, čia mano kritikas mane kankino, ten dar kažką. Ta dalis nori tau gero, kad ir kaip kvailai, tik tiek, kad
su išoriniais kritikais tu negali jų paprotinti, nes kiekvienas žmogus atskiras. Su savim yra tie priėjimai, kaip dirbti įvairūs. Jo, aš ir galvoju, ir su skaičius pastaruoju metu apie tai, kad vidinis kritikas, jo tikslas norėti gero. Kokiu būdu jis tai daro, čia jau kitas dalykas. Tai turbūt aš labai irgi pritarčiau, kad nereikia jo nei atsisakyti, nei kažkur ištremti ar, nežinau, į emigraciją kažkokią, nes vis tiek kažkur jisai bus, bet pasišnekėti su juo, pasveikti, kodėl jisai ateina ir kodėl būtent tokiu būdu jis to gėrio nori. Ir iš tikrųjų yra tokių dalykų, kur kartais tos dalys, kai aš taip vos netiesiogiai kalbuosi, jos kažkokios paberia kritikos. Tu čia, atsimenu, viena dalis buvo energija, mano susigrąžinau, viena sesija praėjo, aš pravedžiau kitam sesiją ir aš negaliu nusiraminti, aš visą tirtų, nei aš galiu atsisėsti ramiai pasėdėti, nei aš galiu net eit kažką daryti. Ir aš tą techniką greitai sakau, sakyk, kas esi, kiek tu čia gali klausinėti, sėdėti, tik tai nieko nedarai maždaug. Tai o kas tu esi? Aš esu to energija, kiek tu čia gali tokia būti vos nesena boba, višta, sakau, gerai, nesikeikiam, ką man daryti, ko noriu. Nežinau, nustok čia klausinėti, einam šok, gerai patiks, ir tik greičiau, aš ten pasitaškiau porą dainų, išėjau pasivaikščioti, bet ta dalis atėjo tokia, mano energija buvo užtrūksta ir tikrai man jos trūko ir tikrai tas ir jinai atėjo tokia visą ant manęs supykus. Kad aš neleidžiu egzistuoti, jai tekėt, užsiimt ir gavau velnių. Bet iš tikrųjų, ar teisingai gavau velnių? Dalinai taip nesinorėtų, kad ten, kaip čia pasakyti, višta vadintum save pati. Bet iš tikrųjų taip, ir dabar visai kita energija mano yra, pasižiūrėjus į tą laiką, kai tas buvo. Aš jau vis sakau pabaigai, bet man vis kas nors iškyla ir taip įdomu, vis kažkas, gal jau pabaigai, gal jau nebemeluoju, bet kaip, Egle, patartumėt, koks yra tas pradinis galbūt klausimas pakviesti tą balselį į pokalbį, kad pradėti iš vis šnekėti ir kad prasidėtų tas pokalbis. Aš tą tokį, kaip čia pasakyti, neišsikelčiau tikslo, kad girdėti balsą kažkaip, ar girdėti būtent per tą techniką, nes, gal net ne visiems tas yra toks priimtiniausias ar patogiausias būdas, bet jausti būtų tas pirmas ir pradžiai, 1, 2, 3 kartus per dieną sustoti, ką aš jaučiu. Ar man karšta, ar man šalta, ar aš noriu gerti, ar aš noriu valgyti. Ar aš jaučiu pyktį, ar aš jaučiu erzulį, ar aš jaučiu nerimą, o gal aš kaip tik jaučiu daug energijos, daug džiaugsmo, gal aš jaučiu norą kažką apkabinti. Tą tokį, ne kad aš čia turėčiau būti darbinga, gal aš jaučiuosi visiškai pavargus, gal aš jaučiu, kad aš noriu dabar atsisėsti, ar 10 minučių, ar pusvalandžių. Ir jeigu įmanoma tą padaryti, ir tas, gerai, noriu gerti, nuėjau porą gurkšnių. Noriu kažką apsikabinti, gerai, gal ne dabar bėgu, bet kai kažkas jau ten grįš namo, aš apsikabinsiu gal ilgiau. Gal aš noriu atrasti savo gyvenimo prasmę. Tai gerai, tai tada gal kažkada savaitį skirsiu ten kokį nors podcastą pažiūrėti truputį laiko, kad nereikia drastiškai, kad aš noriu kažkaip ten skristi į Balį ir aš jau visus pinigus savo metu darbą skrendu. Ne, bet tą tokį, ką jaučiu ir ko aš noriu. Gal aš noriu per langą pažiūrėti, gal aš noriu pasiražyti, gal mano kūnui yra noras judėti, gal aš noriu pašokti. Tai gerai, 3 minutės ten kažkokią muziką ten, ar labai subtiliai, kad niekam nekristų į akį. Ir toksai, nes iš tikrųjų tas dalis išsitraukti sunkes, nėra tikslas. Kažkaip, kaip sakau, per prievartą netraukiam jų, kaip ir jūs turbūt, kažkur nevedat žmogaus, kad, čia einam į tą skausmą būtinai, nes jau, tai vėlgi nėra nei būtent tuo būdu, man atrodo, būtent tuo metodu tikslas, nei būtent kažką, bet išmokti save girdėti ir kitas man labai padės metodas yra rašyti.
Ir va tokia labai paprasta praktika yra, kiekvieną dieną mus būna, ne kiekvieną, bet būna kažkas ar suerzina, ar supykdo, ar nepasiseka, kyla emocijos ir va kas įvyko užsirašai ir ką jaučiu. Ir va tas, ką jaučiu tiek fiziškai, tiek emociškai ir kai pajauti emociją su jie būti. Pavyzdžiui, jaučiu tokį pyktį, norėčiau nueiti ir jiem išdaužyti ten sieną. Pasimčiau kokį kaltą ir aš ten taip pločiau, ir dar būtų gerai kokią mašiną man duotų senesnę iki žemės supločiau ir dar rėkt. Rėkčiau taip ten kaip vilkas riaumočiau ir kažkaip, kol ta emocija yra išbūti, nes esmė yra būti su juo. Ta gebėjimą, tą, kaip čia pasakyti, didintis. Tai toks paprastas yra, ką jaučiu, kur jaučiu. Ir nepabėgti iš karto. Kartais kai kuriems sakau, jeigu nerimą jausi, tai tu minutę su juo pabūk. Po to jau užsiimk kitais darbais, bet minutę savo leisk jausti. Jeigu pajauči, kad, gerai, aš nenoriu, kas rytą kavą geriu, nenoriu. Tada gerai, o ko noriu? Gal sulčių noriu. Taip, leis tau norėti, leis tau jausti. Leis savo tyrinėti, tuos skirtingus metodus pabandyti. Galbūt pasidomėti, jeigu yra noras tikrai judėti, pasidomėti skirtingais praktikais. Manau, yra labai gerai, kai yra ne tik kažkoks aprašymas, kokia ten ar coacheris, ar psichologas, kokia praktikos rytis, kokios problemos, bet truputį apie žmogų, koks jo požiūris. Ir, pavyzdžiui, kai būna tokios ar transliacijos, ar tenai gyvi, kad gali pajausti, ar ilgesni įrašai, ar mano žmogus, nes tas irgi labai svarbu. Tiesiog yra toksai sufijų poetas Rumi, nežinau, ar esat girdėjusi kada? Girdėjusi. Ir jis, man atrodo, sako, atsakyk kiekvieną kvietimą, kuris jaudina tavo ar dvasią, ar širdį, kad, pajauti, įdomu ir patyrinėk. Ir kas, kad gal nėra, pavyzdžiui, tas specialistas labai ten išgirtas ar reklamuojamas. Gal, man norisi ten smėlio terapiją daryti. Ir nueik pabandyk ir pažiūrėk. Tada, jeigu patiko, dar daryk. Norisi bėgioti, pabandžiau, nepatiko. Ir nedaryk, tada kažką kitą. Toksai, su laisvė ir su tokiu tyrinėjimu eiti ir nesitikint, kad čia jau rezultatą gavau, jau nuo rytojaus mano gyvenimas bus paprastas. Arba kaip sakėt, kad man ateis ir man visus klausimus atsakys tas žmogus. Jo, čia galvoju, ta tokia mindfulniška, ta tokia dėmesingo įsisąmoninimo ir kad tyrinėti, leistis į tyrinėjimą. Ir jeigu kažkas paklausė šitos mūsų transliacijos, nuspręstų, kad tą daryti norėtų su jumis, tai kaip galėtų jūs rasti? Tai pas mane yra puslapis Eglė Šešėlio coacherė, tas darbinis, ir Eglė Visotskytė asmeninis, bet aš jį truputėlį apleidus. Nesimato, tai galima man asmeniškai visada žinutę rašyti. Taip pat Eglė Šešėlio coacherį po daugumą įrašų yra registracija susitikimui tam pirmam skambučiui nemokamam, kur mes apsitarėm būtent ar ta problema tinkama spręsti, ar mes kaip žmonės rezonuojam, ar kokių rezultatų norimasi, ar tikėtina, kad juos gausime. Yra taip pat pasiūlymas stiprios moters šešėlis moterim dar po 6 savaičių programų paprastai dirbu, kad jeigu dirbam, tai jau įsipareigojam, einam į tai ir per 6 savaitės paprastai jau kažkokie ar pirminiai pokyčiai pasidaro, kai kurias problemas jau ir išsisprendžiam. Kad kažkada turėjom daugiau sutarę sesijų, atėjo, sako, žinai, neturiu apie ką kalbėti, jau tas pasikeitė, viskas kaip gerai. Sakau, nori, baigiam sesiją anksčiau, bet ten gal 8 buvom sutarę, 7 padarėm. Tai yra ta registracijos forma. Jeigu kažkam rezonuoja, jeigu norisi, tai tikrai šiltai kviečiu. Na kągi, tai esu labai dėkinga, kad šiandien pasidalinot, ar ne, tikrai neįrašėmės to pirmo karto, nes aš galvoju, kad šiandien turbūt buvo kitų kelių, netgi visai nuėjom, galbūt kažko ir nepasikartojom, ir daug ko nepakartojom, iš tiesų turbūt visai kitom kryptim nuėjom, bet turbūt tokiu būdu mes šiandien tyrinėjom ir ieškojom kažkokių tai atsakymų, ir priėmėm tai, kas
jis kilo, tai va čia irgi turbūt ir apie vidinius kritikus, ir apie vidinės dalis, kad šiandien tiesiog iškyla tokie, kokie iškyla, ir mes su jais kažką tai darom, tada, kai jie ateina. Taip, taip. Tai ačiū už šitą pokalbį irgi, ačiū už tą atidų klausimąsi, domėjimąsi, pasidalinimą savo perspektyvą. Tai labai malonu. Tai ačiū labai ir nežinau, ar sakyti iki kitų kartų, ar viso, bet tiesiog šiam kartui tai viso, na, labai tikiuosi, kad kažkokiu būdu vis tiek liksime ryšyje. Taip, ir klausytojam ačiū, kas prisijungė. Gerai, ačiū labai viso.